Labą dieną visiems Lietuvos žmonėms, visiems laisviems žmonėms. Šiandien trečią dieną antro mėnesio 2025 metų ir aš skelbiu save, aš esu žmogus, vienas iš suverenės tautos. Aš esu iš kūno, kraujo ir dvasios. Nuo savo vardų Человек Roma skelbiu savo sprendimą 31 dėl teismo sprendimo, kuris buvo įgarsintas 31 pirmą mėnesį 2025 metų Vilniaus apygardos teismo sprendimas, kuris buvo anoniminis, teisėjas savo vardo ir pavardės neįvardino, nuosprendį pareiškė nuo vardo Lietuvos Respublika. Lietuvos Respublika, priminsiu, kad neturi jokių teisių Lietuvos valstybei, nes pagal konstituciją 1 straipsnis, 2 straipsnis sako, kad mūsų valstybė vadinasi vienu žodžiu Lietuva. Respublika tik tai žodis paaiškinamas, jisai rašomas iš mažos raidės, o Lietuvos Respublika iš didelių raidžių, tai pavadinimas įmonės arba korporacijos. Šita įmonė turi savo kodą. Šitas kodas 4 vienetai 045. Čia įmonė. Prašau visų žmonių ne klaidinti kitų ir patiems neapsigauti, nes valstybė nėra įmonė, įmonė nėra valstybė. Čia skirtingi juridiniai asmenys, juridiniai savokos. Valstybė neturi jokių šito registravimo kodų, nes valstybė pati yra, registruoja įmonės, o pati save niekur neregistruoja, nes jinai laisva. Jeigu valstybė kažkur tai įregistruota, reiškia, valstybė prarado savo suverenitetą. Pagal mūsų konstituciją tai neteisėta. Reiškia, mes esame okupuoti Lietuvos Respublikos. Nesvarbu, kad jinai turi tokį garsų vardą. Čia reiškia, kad čia užsienio valstybės kažkokia tai korporacija ar įmonė, kuri veikia, okupavo Lietuvą ir veikia čia neteisėtai. Jų sprendimai yra neteisėtai. Šiuo metu aš duosiu argumentus, kodėl tai neteisėta. Pagal konstituciją, jeigu konstituciją jūs nepripažįstat konstituciją, reiškia, valstybės nėra. Jeigu jūs pripažįstat konstituciją, jūs turit pripažįsti konstituciją, jeigu jūs galvojat, kad valstybė yra. 1 straipsnis Lietuvos konstitucijos sako, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Vienas žodis Lietuva tik tai iš didelės raidės, visi kiti paaiškinamieji žodžiai iš mažų raidžių. Reiškia, Lietuva vadinasi vardu tik tai Lietuva. Lietuvos valstybė tai Lietuva. 2 straipsnis sako, kad Lietuvos valstybę kūrė tauta. Suverenitetas priklauso tautai. Tai reiškia, kad Lietuvos valstybė, čia nėra žodžių Lietuvos Respublika. Čia lengvai galima būtų parašyti Lietuvos Respublika kūrė tautą. Ne, parašyta Lietuvos valstybė kūrė tautą. Čia patvirtina, kad mūsų valstybė vadinasi Lietuva, o ne Lietuvos Respublika. Lietuvos Respublika tai įmonė. Va šitie straipsniai pažeisti. 3, 4 straipsnis irgi ne Lietuvos Respublikos nevykdomas, nes viskas priklauso tautai. 5 straipsnis sako,
kad valdžios institucijas tarnauja žmonėms, jie nenori tarnauti. Kiek aš sakiau, kad jie turėtų tarnauti, jie netarnauja, jie dabar ir nužudė žmogų, vis tiek netarnauja žmonėms. Taip, 19 straipsnis sako, kad žmogaus teisė į gyvybę saugo įstatymas. 129 straipsnis baudžiamojo kodekso sako, kad už žmogaus nužudymą, tuo aš perskaitysiu, kaip jisai. Uždariau. Už 129 straipsnis sako, pirma dalis, kad už žmogaus nužudymą kitas asmuo, tas, kas nužudė kitą žmogų, turi būti nubaustas laisvės atėmimo nuo 7 iki 15 metų. Toks įstatymas. Šitas įstatymas buvo pažeistas, nes žmogus buvo nušautas, o šitas kaip straipsnis baudžiamojo kodekso nebuvo įvykdytas. Toliau Lietuvos policija buvo padariusi, kada buvo pirmas paskelbimas apie šitą veiksmą, žmogžudystę. Generalinis komisaras Renatas Požėla tada buvo, jisai tarnavo ir jo darbo laiku buvo padarytas šitas nusikaltimas. Jisai pasakė, kad padarė savo tarnybinį pažeidimą arba kad jisai pakeitė statusus. Jisai šitą moterį, kuri buvo nužudyta, pavadino, kad tai buvo klientas. Jūs patys suprantat, kad kliento nužudimo tokių straipsnių baudžiamojo kodekso nėra. Už klientą nužudymą nėra ko kaip bausti, negalima. Jisai pakeitė statusus, jisai padarė tarnybinį šitą nusikaltimą. Jisai sakė, kad tuo metu policininkai nežinojo, kad šita moteris nėra, kad jinai yra psichiškai nesveika, kad jie ten nieko nežinojo, kol jie sužinojo, tai jau buvo padaryti veiksmai, jau nušauta, nežinojo. Kada buvo paskelbtas nuosprendis, jie sakė, kad iš karto medikai pasakė, kad moteris neveiksni, jinai psichiškai nesveika. Čia jau vėlgi generalinis komisaras Renatas Požėla tada buvo padaręs nusikaltimą žodžių, padarė nusikaltimą, nes pamelavo. Jisai melagis. Taip aš pasakysiu, jisai melagis. Po nuosprendžių 31 dieną, 1 mėnesio 2025 metų generalinis komisaras Artūras Paulauskas pasakė, kad jisai patenkintas, kad visas policijos departamentas buvo išteisintas to teismo sprendimo. Nieko tokio nebuvo padaryta, nes šitas nuosprendis neteisėtas, nes teisėjas ir teismas neturi tautos įgaliojimų. Niekas neperdavė jiems tautos įgaliojimų. Jeigu jūs galvojat, kad kada buvo balsavimas, tada jie gavo įgaliojimus. Įgaliotas buvo prezidentas, kuris nurodė, kokie bus teisėjai, tai prezidentas buvo išrinktas piliečių ir fizinių asmenų. Kada buvo rinkimai, visi dokumentai, kas atėjo balsuoti, buvo patikrinti jų dokumentai. Visi
balsavę buvo fizinis asmenys. Fizinis asmenys neturi jokių galių. Turi galių Lietuvos valstybė tik tai tauta. Čia turėtų būti tautos kažkoks tautos surinkimas, tautos sueiga, kur būtų priimtas sprendimas ir perduoti kažkokie tai įgaliojimai kažkokiem šitiem atstovams. Bet to nebuvo padaryta, reiškia, šitie teismai, policija ir Lietuvos Respublika neturi jokių įgaliojimų. Ir sprendimai, paskelbti sprendimai nuo įmonės vardu Lietuvos Respublika neteisėti. Lietuvos šita policija nebuvo išteisinta. Šitas nuosprendis neturi jokios juridinės galios, nes Lietuvos Respublika net neturi savo valstybinio antspaudo, nes jinai neturi, jinai ne valstybė. Reiškia, joks šitas sprendimas negali būti ant sprendimo negali būti pastatytas antspaudas, valstybinis antspaudas, kuris patvirtina, kad dokumentas turi galią. Viskas, visi sprendimai neturi galios Lietuvos Respublikos. Mes esame okupuoti šitos įmonės, šitos korporacijos, kuri turbūt registruota OON nėra mūsų valstybė. Ir mes jos nerinkom, šitą organizaciją okupavo mūsų teritoriją, Lietuvos valstybė okupavo. Ir čia daro genocidą, žudo žmonės, jau pradėjo žudyti žmonės ir nužudimą dar nori išteisinti. Nieko, aš suprantu, kad jie išteisino, nes ir Lietuvos policija, ir Lietuvos generalinė prokuratūra, ir Lietuvos teismai, jie visi padaliniai Lietuvos Respublikos įmonės. Kaip gali viena įmonė save pati pripažinti, kad jinai padarė nusikaltimą, nepripažins. Svarbiausias čia yra daiktas, ar mes pripažinsim, mes laisvi žmonės, ar mes pripažinsim, kad nusikaltimas, kuris buvo padarytas prieš žmogų, tai teisėta. Jeigu jūs manot, kad žmogų nužudyti galima ateiti jo namą, išlaužti duris, užėti į butą ir nušauti žmogų ir tai normaliai, tai gerai, taip ir turėjo būti, nes policininkas norėjo save apsaugoti. Tai laukit, kada pas jūs ateis į jūsų namus, išlauž jūsų duris ir jūs nušaus. Laukit. Aš skelbiu, kad tai tokie veiksmai neteisėti ir niekada nebus išteisinti. Nes pagal konvenciją, yra tokia konvencija OON, kuris skelbia, kad yra nusikaltimai, kurie neturi senatvės termino. Tai nusikaltimai prieš žmoniją, nusikaltimai genocido, nusikaltimai neturi senatvės termino. Mūsų tauta sumažėjo, Lietuvos valstybė sumažėjo nuo 1990 metų iki šiuo metu 2025 metai maždaug sumažėjo 1,5 milijono. Buvo 3 milijonai, dabar maždaug 1,5 milijono vietinių žmonių. Taigi genocidas Lietuvos tautos vykdomas, iš vis tautos Lietuvoje vykdomas ir šitas nusikaltimas neturi senatvės termino. Jūs nusikaltėliai ir policija, ir generalinė prokuratūra, ir teismai, kurie vykdo savo veiklą savavališkai, jūs būsite teisiami.
ne šitam gyvenimui, tai kitam, nes terminas sako, kad jūsų nusikaltimai bus įvardinti ir jūs bausmę gausit. Ir termino, senatvės termino jūsų nusikaltimams nėra. Tai va toks mano sprendimas, aš taip paskelbiu ir tikiuosi, kad žmonės tai supras ir savo sprendimus irgi padarys. Viso gero, iki pasimatymo.